Galvojat, vis gaminate kameras? Deja ne, pas manęs pats geriausias išmanusis siurblys. Kodėl pas manęs jisai yra namuose? Nes jis labai yra praktiškas. Vienu sykiu gali plauti ir valyti grindis. Tai kaip mes su šeima esam kažkur išvažiavę, mes tiesiog vis programėlį pasispaudžiame, pirmą prasiurbę ir po to išvalo grindis. Tai namai atrodo labai švarus ir labai geri. Ypač kaip turiu šuniuką, tai plaukus visus surenka. Ir labai patogu, vienoj programėlėje gali stebėti kameras ir gali stebėti savo siurblį, kur jisai keliauja ir kaip jis plauna. Iš tikrųjų labai praktiškas dalykas, jis pats nusiskanuoja visas vietas, tai žodžiu, nei vieną kartą man nebuvo užstrigęs. Tai labai patogiai plauna, iš tikrųjų, neplauna, o siurbia kilimus, nes jis tada, jeigu ant kilimų užvažiuoja, jis didesnį pajėgumą įjungia. Dakarai, būk geras šuo. Ir žiūrėkite. Dar vienas geras dalykas, perkate, gaunate naujus šepetėlius, kurie plauna grindis. Bet šiaip man kas patinka, dar vienas dalykas, tai va, įsipili vandens ir užtenka, nežinau, kiek čia, mėnesiui, tikrai. Tai priklauso, kiek jūs plaunate grindis. Ir čia tada yra nešvarus vanduo, ar švarus, dabar bijau pameluoti. Čia, va, nešvarus vanduo. Dar vienas koks geras dalykas, kad tau nereikia jų keisti pačiam. Ten įvažiuoja siurblys, pats užsideda tos šepetėlius ir tada plauna. Ir po to, jeigu nori siurbti, jis įvažiuoja, nusijama tos šepetėlius ir tada pradeda siurbti. Nu, žodžiu, labai tikrai praktiškas dalykas. Mes naudojam su šeimyna, kito siurblio tikrai neiškeičiau. Va, įsijungiam programėlę. Vat, RS2. Reiškia, žinot, pats greičiausias siurblys. Tai va, čia yra pas manęs programėlė, kambariai sužymėti, tai gali atskirus kambarius, tai čia yra washing room, bedroom, dar vienas kambarys, o čia visas living room. Tai va, tai galima pasirinkti ir kambarius, ir arijas, arba visą plotą. Ir čia yra nustatymai, tai va, galima dabar padaryti siurbimą kambario. Tai va, tai jungiam ir dabar jisai išvažiuos, šepetėliai dabar valosi, čia nešlapės valymas, o sausas. Dakarui labai patinka šitas robotas, siurblys, jo geriausias draugas. Ir kas gerai yra, kad yra, žiūrėkite, vienas dalykas, tai kad galima stebėti, vat, ir galit matyti, kad vat, kur siurbia, ką daro, jeigu kažkur nustrigo, bet man nei vieną kartą neustringa. Vat, matėte, žaislas yra, jisai apvažiuoja tą žaislą, neužvažiuojant jo, nu labai patogu. Tai galima mes jį grąžinti atgal į stotelę. Tada pabaigiam end ir gali dar arčiau prieinam. Ir čia vat automatiškai pasikeičia valymo šluostas. Jos biški šiek tiek pas mane panaudotos yra, bet dar čia tikrai 2 mėnesius tikrai plaus. Tai labai patogu, robotas įvažiuoja, pats jos užsideda, nes yra magnetai. Čia nusistatai, kaip pavyzdys, gali pasidaryti vacuum while mop. Šitoje vis programėlį viskas labai aiškiai yra, tai vat laiką gali pasidaryti, vat, kada tu gal išvažinėjai ar kažkur savaitgaliais tam tikrų laiku nusistatai ir kiekvieną dieną tam tikrų laiku plauna arba valo namus. Apibendrinant, šis siurblys pats geriausias iš visų Swiss Life produktų, robotų, yra pigesnių, bet šitas, manau, yra pats geriausias, nes ir siurbia, ir valo grindis, ir tau nieko rūpintis nereikia, patys klostės prisikabina robotas ir įsijama, tai žodžiu labai patogus dalykas. Ir kaip be 3 metų garantijos ir kaip be nemokamų pristatymų. Kaip visada, su RB35 nueisit į swisslife.lt ir čia bus mano nuolaidos kodas.